Jaučiuosi kaip namuose. Tai senelį noriu divergencijų, noriu daug treidų, gerų. Baisus, labai baisus. Tai žmona tikriausiai nesupyktų, jeigu aš užeičiau. Tai tikrai labai stipriai svarstom būtent čia pirkti nekilnojamą turtą. Ir bum, vakarą taip gražiai uždarysim su Hive valiuta. Sveiki, mėlėjai, randamės Creek Harbor rajone, jau antras mėnuo Dubajuje ir atrodo, kad mums čia visai patinka. Ir tikriausiai pradėsime dairytis jau stipriau nekilnojamo turto čia. Planuojami susitikimai taip pat su nekilnojamo turto agentais ir bendrai įvertinsim, ar čia galėtų būti mūsų forever home. Ir taip pat tiesiog per šitą video pamatysit, kaip mums sekasi gyventi Dubajuje, ką mes veikiam, kaip leidžiam laiką ir ar matome ateitį štai čia. Dabar gyvensim Dubai Creek rajone. Vėl naujas vaibas, gražu viskas. Tai pasižiūrėsim miegamai. Kokie langai įdomus čia yra. Atsidaro. Ne kaip pas mus Lietuvoje. Eisim tenisiuką pažaisti. Ir galiu pasakyti, kad jaučiuosi labai gerai. Jaučiuosi kaip namuose. Atrodo, kad rajonas tikrai skirtas mum. Naujas mūsų draugas, laimėtas karnavale, ponas Vienaragis. Tai va. Mūsų stalas sveikina jūsų stalą. Štai taip praleisim kalėdas. Aplinkui vaikšto kalėdų senelis. Bet čia ne vienas kalėdų senelis yra, jų yra gal kokie 2-3. Faktas, daug žmonių, tai reikia ir daug kalėdų senelių. Yes. Tai senelį noriu divergencijų, noriu daug treidų, gerų. Man ir mano bendruomeniai daug sveikatos, man ir mano šeimai. Ar gali išpildyti? Okay. Thank you so much. Merry Christmas. Gym day. Truputėlį pasportuosim ir tada eisim į baseiną pasimaudyti. Labai gerą treniruotę turėjau, full body pasidariau. Tai reiškia, dabar galim eiti, pasimaudyti. O, kiek šiandien žmonių. Šiandien daug žmonių prie baseino. Yra čia tokias vat kabanėlės. Va taip atrodo, kitos tuštesnės. O, šitas labai negražiai atrodo, šitą iškirpt reikės. Kitoj pusėje irgi yra kabanėlės. Su tokiu vaizdu. Eisiu greit išsimaudysiu ir varysiu namo, nes čia žmonių nemažai šiandien yra, geras oras, tai visi išlinda. Šiaip mažiau dažnu atveju būna. Važiuojam dabar į Lana viešbutį papietauti. 30 aukšte yra restoranas High Society. Tai turėtų labai gražu tenai būti, turėtų matytis visas downtownas, Burj Khalifa, tik yra šiandien truputėlį vėjuota. Tai pažiūrėsim, ar tas vėjas nesugadins mums pietų. Smiltė šiandien truputėlį sunkesnė, tai vas žmona dabar su vaiku ir paliko mane truputėlį pavalgyti su tokiu vaizdu. Tai va taip jau būna, iš tikrųjų būna visai dažnai, kad tenka po vieną valgyti. Bet viskas gerai.
tyra. Išleistų, atrodo, kad truputėlį tik vanduo. Nevesena, šiaip neeina namas, plaukai, viskas. Ne šita diena šiandien maudytis. Kaip jums bernai toks aparatas? Baisus, labai baisus, labai baisus. Labas. Labai patinka Creek Harbor su tokiais vaizdais. Tai tikrai labai stipriai svarstom būtent čia pirkti nekilnojamą turtą. Ir rajonas, kaip sakant, dar besivystantis. Dar statybos vyksta ir pačioj saloj, ir už jos ribų. Tai labai daug potencialo augimui ir to nekilnojamo turto irgi augimo, ir ne. Pasvarstysim, pažiūrėsim, kaip praeis susitikimas ir taip pat su nekilnojamo turto agentu ir ką galės mums pasiūlyti būtent šitoj salelėj. Ir savo kelionę mes pradėjom dar rugsėjį. Ir rugsėjo mėnesį nusprendėm 2 mėnesiam pabūti Maljorkoj, aktyviai ieškoti nekilnojamo turto, galvoti, ar iš viso ar tenai norėtumėm. Ir mes kaip ir buvom nusprendę, kad tenai norim, nes kažkada buvom atvykę, labai patiko, atrodė išsvajota sala ir kad ten yra mūsų vieta. Antrą kartą atvykus jau kardinaliai pasikeitė, daug minusų pasirodė, o atvykus į Dubajų, praktiškai nuo 1 savaičių, pasiteisino visi lūkesčiai ir atrodo, kad čia norim dabar tą nekilnojamo turto. Jeigu taip reiktų specifikuoti, ar ne, Creek Harbor dar labiau išpildo viską. Turim mes labai daug Dubajaus, kur galima. Downtownas, prie marinos galim būti, daug rajonų, daug naujų projektų. Atrodo, kad čia būtų mūsų vieta. Morning, boss. How are you? Labas rytas, mėlyjeji. Tai šiandien važiuojam į didžiausią pasaulyje prekybos centrą Dubai Mallą ir važiuosim taip pat prie aukščiausio pasaulyje pastato Burj Khalifos. Iškart pirma parduotuvė, kuri kaip pakyla buvo, tai Victoria's Secret. Tai žmona tikriausiai nesupyktų, jeigu aš užeičiau. Tai reikia užeiti. Išduosiu paslaptį, vyrai. Pirma, pasirūpinkit savo žmoną, kad ir kur važiuotumėt, kad ir ką pirktumėt. Pirma, aprūpinat žmoną, o tada jau rūpinkite savimi, ar ne? Ką norit pirkti, pirkit, ką norit darykit. Tai pirmą žmoną pasirūpinkit ir aš jums pasakysiu, niekada galvos jums nebeskaudės. Arba bent jau labai retai. Atvykau tikrai įspūdingą Apple parduotuvę, tikrai plotas, nerealus, bet pagrindinis dalykas, kad čia galima atsidaryti duris ir išeiti iš karto prie Fountain. O mano situacija labai paprasta, telefono nieko nereikia, viskas gerai, bet per šitos 5 mėnesius per kelionę visas ausines pamečiau, tai reikia nusipirkti ausinukus. Ką, 2 iš 2 nupirkti, keliaujam toliau. Jūs mane labai gerai matot, bet reikia, kad ir labai gerai mane galėtumėt išgirsti. Tai pasimsim DJI mikrofoną dabar. Sukau dar į Nike, tai reikėjo poras dalykėlių sportui ir džiaugiuosi, kad užsukau, nes čia labai faina parduotuvė, kaip matot, gali custom padaryti viską, nuo Nike iki kėdų, ką tik nori gali padaryti, tai labai kietai. Nu vat, kaip ir didieji darbai padaryti, dabar galima atsipalaiduoti. Išėjom į lauką, jau praėjo kelias valandas ir iš karto žmonių daugiau. Mažas snekeris, daiktai,
ir Burž. Ir toks būtent setukas kainuoja 75 dirhamai. Tai padalinkit iš 4 ir gausit eurais. Kaip matot, ruošiasi Dubajus naujiem metam. Dubajus yra labai stipriai žinomas už naujus metus. Tai pamatysim, ką šiais metais paruoš. Bet tikrai turėtų būti įspūdinga. Jau kviečiausi taksą ir pamačiau, kad Andrew Tate yra tik violetinis, ne? Oi, koks baisus. Koks baisus. Šito Airbnb, kur mes dabar esam, va šito vaizdą, tai labai pasilgsiu. Mes dabar esam Creek Harbore vis dar, ar ne? Ir tikrai vienas geresnių Airbnb. Burž, visas downtownas. Tada čia visas, ar ne? Belio koks kanalas. Nerealus čia vaizdai. Ir mūsų pastatas visiškai kampinis. Tikrai kiek yra buvo, kad norėčiau kažkur tai stėjant, atrodo, mes visą Europą esam išnaršę, metus gyvenam Azijoje, atrodo, daug esam matę, bet niekur dar taip gerai nesijaučiau, kaip iš tikrųjų čia. And how willing of this apartment is the seller, and what are the conditions? Because now it's how much is it listed for? So this one is, so I had it listed at 4.3. He's done 6 total. Taigi, ką tik esu po apžiūros, truputėlį išėjom prasivedinti galvas ir nerealūs abudu butai, 2 kambariai, 2 vonios ir faktas, kad truputėlį išdėstymas ir vaizdai skirtingi. Abudu turi Burj Khalifa view, bet pirmas turėjo tik dalinį, o antras turėjo full. Tai reiškia tiek iš miegamojo, tiek iš svetainės, tiek iš abiejų miegamųjų, tiek iš svetainės visi turi Burj Khalifa view. Tai čia jau bendrai iš esmės jau nerealu yra. Galima stipriai perdaryti su leidimu šitos butus, kas irgi yra gerai, nes dažnu atveju galima dizainą ir dekorą pakeisti, bet labai didelių iš esmės keitimų negalima daryti. Tai nekilnojamo turto agentas visko detaliai papasakojo ir pasakė, kaip galima viską padaryti, tai tas yra gerai. Kiek yra buvę geriausiai ir kiek esu jautęsis geriausiai kažkurioj tai šalyje ar mieste, tai čia tikrai kol kas yra Dubajus, kur ta mano širdis artimiausiai yra. Tas jausmas niekur nedingo. Eina, man atrodo, kavos atsigersim. Prie kompo toks jau aprūdijęs, ieškojau treidų, dirbau, o oras tai žiauriai nerealus, galvojau, nueisim į Starbucks, truputėlį galvą prapūs vėjas ir galėsim grįžti atgal. Tuo pačiu dar parodysiu vieną kitą treidą, kurį esu atidaręs dabar. Žiauriai gaila, kad vardų nerašo. Ant Starbuckso pusė įdomumo būdavo, kad vardą užrašo. Dabar galvoju, dar parodysiu savo treidus. Šiandien ką turim atsidarę, tai turiu Bitcoiną. Treidą atidaręs realiai ką tik. Ethereum longas ir Solanos longas. O Bitcoino ką tik atidarytas. Tobulai botam užpirkau. Ir po truputėlį žiūriuojam, bent jau minimum turėtumėm supildyti šitos fair value gapus, o po to jau žiūrėsim, koks price actionas bus. Bet all in all, labai nice rezultatai, bendras pliusas dabar 9, beveik $1000. Turėjau labai fainą mentorystę, privačią sesiją su klientu. 5. mūsų susitikimas buvo. Labai nustebino su savo rezultatais, pozityvumu ir šiaip progresu. Tai irgi dabar tokios realiai pakilėtos nuotaikos esu, nes kai klientams sekasi ir man tada sekasi. Čia irgi toks mažas pavyzdys, bet girdit muziką? Taip va, truputėlį tyliai pasiklausykim.
Tai realiai visą parą tokia atpalaiduojanti muzika tiek parke, tiek kur yra sudėtas kolonėlės groja. Tai čia visai kito lygio iš tikrųjų rajonas, kur labai apie daug kas yra apgalvota ir apmąstyta. Nu, smagiai pasivaikščiojom, dabar einam namo. Prisėsim prie kompo, padirbėsim ir kažkur už 2–2,5 valandos turėtų būti saulėlydis. Eisim palydėti saulę. Kiekvieną vakarą einam pasivaikščiot su visa šeima. Tokį turim pasidarę jau setupą, rutiną. Atvykom į Green Planet. Labai smagu čia, labai gražu. Ir svarbiausia, kad yra štai tokių, kurie taip jaukiai miega ant saulės. Tiesiog dar realiai. Ko tie žmonės taip į viršų žiūri, ten tinginys, jiems visas takas yra padarytas, gali vaikščioti. Ir bum, vakarą taip gražiai uždarysim su Hive valiuta. Rezultatai labai gražus. Tai vat, čink ir galėsim savo ramiai eiti miegoti. Jeigu pažiūrėti iki galo, tai būtinai prenumeruokit kanalą, palaikinkit video ir savo kanale postinu kiekvieną dieną techninės analizės video. Kaip treidinu, tai jeigu irgi tai yra įdomu, būtinai pačekinkit, pažiūrėkit, turim bendruomenę, analizės ir galit prie to taip pat prisijungti. Ir tikiuosi, jau greitai susimatysime kitame video. Iki.